prisiminimai. O laikas tarsi smiltis, vyra pro pirštus. Čia pražysta pienė, čia krinta lapas. Už lango vėl ruduo, šaltėjantis ruduo ir neša mums prisiminimus. Prisiminimus apie Žemaitiją, žemaičių žemę, jos kalbas, kalvelius, žilvyčių krantus, Ramunių lauką. Ir prisimenam ten, kur augom, ten, kur mūsų tėvai gimė. Prisimenam tuos laukus, tą namų šilumą. Ir šį vakarą dega žvakelis, toks gražus vakaras, tiek daug veidų, tiek daug gerų širdžių. Galim apkabinti vienas kitą, jaučiam šilumą. Ir gyvenam tais prisiminimais, kurie pabėgo, paliko mus, o mes čia, žemaičiai, įsikūrėm Aukštaičių žemėj. Ir jau 10 metų, kaip mes turim savo draugiją šioj žemėj. Tad prisimindami tėvų žemę, Žemaitiją, sugiedokim ar sudainuokim himną savo. Išties, tas laikas taip greit prabėgo ir jau 10 metų, kaip mes būry, kaip mes drauge. Ir šitą būrį mums kaip tik padeda išlaikyti, suvienyt, susijungti mūsų mieloji, brangioji prezidentė ar vadovė Violeta. Miela Violeta, žodis jums. Sveiki gyvi, brangi Žemaitė ir anų prietelė. Sveiki gyvi, visi svete, atskubėjai iš toliai ir iš čia pat. Jūs visi buvo didelė laukami šiuo salė, kad rašin vakarą stebuklingų būdų pavirta mažų žemaitėjais kompelių aukštaitėjais suostinė. Ja veino veituo pamata beveik visus Panevėžį žemaitis. Polka Kauna žemaitių, prišakė su žemaitė aktorė Doloresa Kazragytė. On galų galą, jei jau gims Jonis, pas mumis atvažiavo. Tamėl žmogau, nieko neapgalvok. Įsivaizdauk, Vasilijus, kad esi kap savo vaikystės namus, kur viskas buvo te paprasta ir aiškia. Vaikystė praėjo,
bet tas pašėlis nors būt žemaitiu, teblieka. Dėl to mes esam čia, dėl to mes turim savo draugėją. Sunkiai ir patikėti, kad jau 10 metų prabėga nuo tos dainos, kad to paties salė atvažiavę Klaipėdą Žemaitę, ane ir pasivadinę Žemaičių alkierių, sukvietė visus gyvus esančius Panevėžio žemaitius, surengė vakaruonę ir linksmina mumis visus. Po tos vakaruonės apsiveizėjom, kad tik 13 žemaitių atėjo į tom pirmą susitikimą. Dabar mes anus vadinam pagarbę signataras. Nu anų viskas prasidėjo. Nu anų prasidėjo visa draugiais veikla. Kaip nekeista, tarp anų buvo tokių kontrių, kad visus 10 metų iškentėję, buvo aktyvi, patikimi ir ištikimi ir dabar anei ir tarp mūsų. Kveitam visus signatarus, kad dar ir gyvi, atėti į priešakį. Čenki dar. Labas vakaras. Čia Žemaičių Panevėžio taryba nutarė tuos pirmosius signatarus apdovanoti auksinis meškos atminimo ordinas. O kadangi Lietuvoje priimta signatarams dovanoti žemės, taip pat pridėsim ir Žemaičių žemės. Buvo visų pirmajam signatarom, kuris ton ugnį įskėlė, dadėsim dar į triobelį. Dėm, žemės pušmotelį. Sveikinu visus tam įstatymą. Nu taip, kadangi... Dar ne viskas, eina signatarį, va tą kuklę runkelį suspaudusi lauk. Nu čia jau per daug. Ala, tokį didelį dydį. Ačiū žemė, vos svarbiausia dėl ko einam į tų signatarus, norim to žemės. Gera. A kokį žodelį signatarą netars? Gal aš galą. Galą. Gera, dėkau. Tai dabar. O gal dabar? Ne, kai jau atėjo dabar tarkit. Kadangi buvom įvardinti tarp tų signatarų, žinoma, sako, signatarų ir būti didelis dalykas. Šiaip jau tuo salė, man atrodo, kad čia daugiau signatarų ir nėra. Nes turėti tokį medalį, tai gaila, kad čia, man atrodo, turėjo būti ir daugiau. Tokį medalį, pavyzdžiui, reikėtų visiems parodyti iš arčiau, kaip jums atrodo. Jūs visi prieikit ir pažiūrėkite. Jo tekrus auksas. Bet ne dėl to. Žinot, aš prisimenu tas pirmas dainas, kada kažką Zvonkovį, Violetas sako, iš tikrųjų, nu tos Zvonkovienis viskas ir prasidėjo, tokia istorija trumpa. Tai skambina kažkada iš Panevėžio balso redakcijas, sako, tu esi žemaitis, ant pradėjai kalbėti žemaitiškai ir šnekam mes savo. Sako, ar tu priimtum į mokyklą atvažiauti mūsų grupį Klaipėdos žemaičių. Nu, sakau, žinom, priimčiau, kon jūs dirbst atvažiavę. Sako, pasirodytumėm ir pasišnekėtumėm, jūs, gal žemaičių sukveistumėm. Tai sakau, jūs esate dabar redakcijų, daugit skelbėm į Panevėžio balsą, susitars su redaktorės išspausdins ir sukveisiam žemaičius, bet kaip Violeta atsakė, tų žemaičių iš tikrųjų atėjo tada labai maža. Bet nuo to viskas ir prasidėjo. Atvažiavo autobusas iš Klaipėdos su Zvonkovienė, jinai susistatė savo vėliavas čia, atsivežė muzikantus, mes čia
o nei daugiau pašoka, mes biški pritarėm, padainavom kartu su anas ir paskiau kaip Violeta ir sakė, sakom, gal iš tikrųjų mums reikėtų susėti į krūvą. Nuėjom pas Violetą į kabinetą, susėdom ir pradėjom kalbėti. Tai va, čia aš manau, kad dėl viso tuo, kas vyks, reikia dėkoti ponė Violetą. Mūsų mokyklos. Jin yra ta didžioji ir pati darbščioji Žemaitė iš mūsų tos draugėjais. Žinokit, pona Žemaitė, jeigu Violeta nebūtų vadovavusi, žinokit, mūsų ta kopelė, kaip sakau žemaitiškai, būtų, žinokit, žovusi. Tai aš sveikinu visus su jubilėjų gražiu. Mes kalbam, sustoja ten gale salė, sakom, bus 15-metis, o 20-metis koks bus. Taigi. Norim padėkoti direktorių, kai jau 10 metų trypam tuos palocius. Į mūsų niekad nėra išvaręs. Mes čia kapinu mums. Yra šilta, gera, šiltas sėgnas, bet svarbiausiai šilts mūsų direktorius. Ačiū jums. Gera, ačiū. Aš sakiau, kai bus 20 metų, žinokit, sakė, jeigu gyvi būsim, jeigu mes dar dirbsim čia to mokyklo, tai paprašysim, kad, pavyzdžiui, kokį Žemaitę padarytų labdarą rimtą. tą mokyklą. Ačiū. Žinot ko, aš pamačiau, kad dar vienas Žemaitis signatars tik dabar įėjo į ton salę. Nenorim praleisti momentą. Pačiu laiku pons Mačernė atėjo. Akšenkičiai plyšai, akšenkičiai. Planuojam geltonuosis meškos ordinas. Ir jūs dar esat viens iš tos 13, kad reibovom susirinkti pirmą kartą. Apie to mes išnekėjom. O kaip signatarams duodam ir Žemaičių žemės. Suėjimų mes ieškojam temų, kad žemaitišką galėtumėm rukauteis, ir kartu galėtumėm gilinteis, didinti savo žinojimą aplink Žemaitėją, aplink anos istoriją, savo kalbą, aplink didiusius Žemaitėjos žmonės. Po biškį vis įtraukėm naujus žemaitis, susipratusius, aišku, žemaitis, į savo būrį. Laiks ėjo, te po biškį, neskubant, mes apsiveizėjom, kad mes esam tikra didelę poikį žmonės, kad mes mokam vieni kitus suprasti, palaikyti, kad mes mokam bendrauti, kaip kokiai gėminis. Tas bendravėms, išsirokavėms ir, sakyčiau, tas pagrindinis per 10 metų mūsų užgyvens torts. Ar laimė, ar nelaimė, Veiziek Žemaitė jau ir suėjo. Be pigų ir suėti, kad žmogau laimė. Bet per ton ilgą laiką reikėjo mums patirti ir didelių netekčių. Reikėjo atsisveikinti amžiną su savo didelę mylimas ir brangias žmonėmis. Visuomet mūsų atmintie išliks mylimi šiai Žemaitė. Kost Vaičiakauskis, Vincus Kuliešius, Stepons Limans, Bronė Jozaitienė, Marija Zvegina, Virginija Kučinskienė, Justins Šilins. Pagerbkim anų atminimą tylos minutės. Dėkui. Gyvenėms laiks bėg nesto ir laika opė nežmus toliau. Brangi Žemaitė, šiandieną mes kiekviens kožnus
pasidalinti ton meilę savo žemaitiją, savo gimtą motinas kalbą. Dėkavoju jums visiems, kai jūs ėjot į tus renginius, kai jūs nešėt savo šilumą, savo mintis, savo gerą nusiteikimą. Aiškia, būris ir didelė didelis. Ir sunkia, pripožna palydėti atskira, su visų dėmesiu. Nes ypatinga į tų žmonės, kad reikia ir ramiai ir fokus. Kad visur runčios vietą, daug lėžiau ir tims, kad ir iš prigimimą ir drosi, svetavi, anie pilni idėjų, anie pilni energijas ir anie sokas tam pagrindiniam įvykių vertinimu. Tom komponais aneis davė, tom aneis atidaug mums visiems. Tikrai nuostabus dalyks, kad šias laikas, visai išvadintas laikas, dar ir tiek daug žmonių, kad ir auko savo laiką, savo jėgas ir net savo pinigus, vien tik tą gražią bendrą idėją išlaikyti ir stiprinti savo šaknis. Šiam renginiu didelė daug žmonių įdėjo daug darbo. Nenoriu aš čia nuvardinti, mes viskom susitarėm, tik noriu visų jūsų vardu pasakyti anims didelį dėkau. Paskiau, brangi žemaitė, aš ir jums įteiksiu pušmotelį Žemaičių žemės vakare. Vakarą eigo. Dar ko noriu pasakyti, kad niekuomet mes nesam turėję tiek daug rėmėjų, kaip šio šventė. Aišku, vien entuziazmą neužtektų. Reik dar biškį į to materialinę pagrindą. Iš pačių žemaitių, mūsų ir žmonių, kad jums neblogas sekas gyventi, kad galėjo prisidėti savo lėšoms daugiau negu mes visi kiti. Tai ir pons Gintauts, pons Virginijus, mūsų brangi poni žemaitė Vanda Lašaitienė su savo įmonė Everta, taip pat didelę parėmė šion renginį. Dar rėmėja ir uždarosi akcinė bendrovė Žlugtas, uždaroji akcinė bendrovė Alvas, uždaroji akcinė bendrovė Midenė, bendrovė Naujoji Spausti ir Panevėžį Balsus. Didelis dėkau visiems geradariams. Teiktos mona ir kalbos, o dabar prašyčiau mūsų gražios šeimynas, žemaitiškas šeimynas Rasmas, padainiauti žemaitišką gražią dainą. Prieš dainuojant pasakys 5 žodžius. Pirmiausia, mes nesam kažkokie dainininką, dainuosiam numėlę dainą. Ta daina nėra žemaitiška, kaip sakė Violeta, bet ant labai tink paaiškinti, kaip mes moteriškas žemaitis atsidūrėm tam krašte. Nu, pasiklausys tos dainos, tik nepadarykite išvadas, kad mes gailamės ar laukam kažkokios dongaus manas. Iš tikrųjų, džiaugamės ten, kur esam, mylam ton kraštą. Nu, vado padainuosiam, kas mo gal pritarti, nes numėlę dainą. Jo, uliavojau, jaunų mergelį pasdabojau, jaunų mergelį pasdabojau, savam kraštelin pasviliojau. Oi, tu mergelė, tu jaunoji, ai, kie už mani bernužėlio, ai, kie už mani bernužėlio, par mum kalneliai sidabrėlių, par mum kalneliai sidabrėlių, o akmenėliai deimantėlių, teka upeliai žalio vyno, iš kraštų taiso žali šilkai, iš kraštų taiso žali šilkai, par vidur verčias balti perlai,
Laukiau aš metus, laukiau antrus, o trečių metų jį paklausiau. Oi, tu bernelį šidorėlį, kur tie kalneliai sidabrėlių, kur tie kalneliai sidabrėlių, o akmenėliai deimantėlių, teka upeliai žalio vyno, iš kraštų taiso žali šilkai, iš kraštų taiso žali šilkai, par vidurvercės balti perlai. Oi, tu mergelė, tu jaunoji, oi, tu avelė, tu liūdnoji, par mum kalneliai pieskinėliai, o akmenėliai titnagėliai, teka upeliai šaltinėliai, iš kraštų taiso žali maurai, iš kraštų taiso žali maurai, par vidurvercės balti žvirgždai. Tai va. Dabar norėčiau pristatyti brangius svečius. Atvažiavo iš Telšių mūsų Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas ponas Kasparavičius Stanislovas. Atvyko taip pat Kauno pirmininkas ponas Vitkauskas Jonas su grupe narių. Turi atvykti Šiaulę, anei turbūt toliausia, nežinau, dar netvyko, bet anei kelyje. Dabar gavom mes tokį pranešimą iš Klaipėdos, iš mūsų kuminų, iš tų krikštatai. Anei rašo, brangi brolė, sesis Žemaitė iš Panevėžio. Jumis mylam, šienavojam ir visiems papasakojam, kad Žemaitėms Panevėžį, Klaipėdiškę kėlį rėžį. Pirmą kartą tik surinkom, jie nusimeti vatinkas, širdis linksmėn lasavo, lik pat šiuolę pasakuo, kad Žemaitėms Panevėžį, Alkeriškę kėlį rėžį. Bet anei šiek tiek humoristą, tuoj pasakysiu. Anei parašė, anei mislė, kad mes jau žemaitišką nemokam, užmiršom, vertimą padarė. Vertėms, mes jūs mylim ir visai gerbiam, bet nevengėme papasakoti, kad žemaičiams iš Panevėžio Klaipėdiškiai pasiūlė steigti draugiją, parodė veiklai kelią. Tik vieną kartą sukvietėme šio miesto žemaičius. Patiko. Nusirengė viršutinius drabužius, mielai pašoko, pasišnekučiavo. Iki šiol vis dar susirenka ir būdami labai teisingi, nepamiršt, kad Panevėžio žemaičius suburti į puikią bendriją paskatino atvykęs žemaičių Alkerius iš Klaipėdos. Tai iš tiesų buvo per 1994 metų Bulviakasį, rugsėjo 24 dieną. Vertimo pabaiga. Būkit linksmi, mylėkit savo žemę ir žmonės, o visa kita, kas bus, kas nebus, bet Žemaitis nepražus. Nuoširdžiausi jūsų draugai iš Klaipėdos, Žemaičių Alkerius ir motinelė Zvonkuvienė Janina. Tai prašom dabar Kasparavičių pasakyti porą žodynų. Teise iš laivo į balių. Tiesiog nesunku kun ir pasakyti. Staigia, bet visų pirma, jei jūs čia pasijutom, kad netikėtina, kad teik daug čia susirinkėm žemaičių.
tada leiskit pasveikinti jumis iš visos dūšis, palinkėti tvirtybės, kad jūs būtami čia, vis dėlto savi laikot žemaitės ir rokaujatės žemaitišką. Žinot, kaip žemaitė, su tau šnekėjimu yra sunkus rakaus. Kaip sak, sėdu žemaitė, veiks tilvo, kits klausos ir veiks kiek suprom. Ir man atrodo, kad raka, mes čia vieni kitus suprontam ir tas šnekėjims, jeigu aš šnekėčiau ir vis ateina ir dvi būtų tas pats. Ir tikra, kad mes vieni kitus suprontam, tada stiprybės, neužmirš žemaitėjas, to žemaitiškas dvasia, žemaitiškas žemės, nes brungiausia, kas ir galva, istorija ir žemė. Ir kad mes tikrai to žemės neužmirštumėm, o šį vakarą mes ar šnekėsim, ar nešnekėsim, tik mes vėjim kiti jausmai ir suprasim. Tad gerą vakarą ir su jubilėju, nežinau, čia bus turbūt toks atskiras sveikinams, tarėjau, dabar, kaip čia bus. Visi daugėlis. Dabar po to bus gerai. Mes pavėlavom, kol gėlį susiradom, kol čia viskau. Tad leiskit pasveikinti. Tokį gražį vadovį, aišku, anon visų vardų, kaip ir visus. Dėkau. Dėkau, pan Stanislava. Dėkau. Ai, žemės vėl dovanosit. Žemaitė žemės. Žinot, pan Stanislava, mes didelę jums dėkojam, ką mes nesijautam tokiai veini šitai žemaitė. Mes priklausom visą Lietuvos draugiją, visuomet gaunam pakreitimus iš jūsų, kon jūs tik dirbat, mūsų nikumet neužmiršta. Tu jau askombinat, akveitat ir mes prisistatom. Ar į talką, ar konferencijai, aš ją koks su buvėms. Teisinga sakau? Teisinga. Aš norėjau, kad jūs mums pagertumėt iš to. Nu, bišk pagerkit. Ne, kad jau jūs, jau pagirims buvo, kad teik susirinkim daug, tai jau... Bet kai jūs mumis dažna mato telšius, į prie talkos, į prie Vimbutų piliakalnę, neteisybė. Nu tai, bet šiap tai tikrai reikia pažymėti, kad esate patys aktyviausi. Tuoj laukam. Tikrai, čia jau ne, ką pasakyti. Jeigu žemaičių nepakulis, tai perkūnį nutrenks. Tai jūsų tikrai perkūnį netrenks. Bet jūs gal nutrenks, jei nepakuolysite. Gera, ačiū labai. Ačiū, kad atvykot. Dabar žinom, kad ir atvažiavęs pulk žemaitių iš Kauno. Jam mums kokį žodelį tars, bus jam didelė dėkingi. Žemaitė, jūsų čia tiek daug susirenka, kad ir Kauno yra matyti pas savį tiek daug žmonių būtų didelį garbė. Mes atvažiavom jūs pasveikinti su mediniu jubiliejų. 10 metų. Ne kiekviena šeima, tu žmonės ne visada išlaika tokį ilgą amžių 10 metų. O jūs ne tik išlaikė tą 10 metų, bet žiūri, taip jau pasidauginate, prasiplėtėte, kad ir tikrai malonu žiūrėti. Atvežėm jums dovaną. Ar reik dovanonę? Ko, nereikėjo? Atvežėm labai brolingą dovaną, kaip žemaitė sakytų. Teisingai. Atvežėm žemaitę aktorė Domoretė Padragy. Perverčiau jūsų didelę knygą, metraštę. Ir žiūri ten tokių veidų, matytų. Kokia knyga? Kas nematė tikrą paveikėlį? Va, ir manau, kad tą knygą ne paskutinę naktį padaryta, ir 10 metų fotografuota, 10 metų daryta, taip. Va, ir aš manau, kad prie tos knygas dar būtų
turi tokį ryšį, ta knyga yra knyga, kad vėliava, kuri pravažiavo visą pasaulį kalnus, yra ir senai, yra ir čia. O bent jau Tas žmogus sako, retkarčias tų žmogus. Mums į brolis, tikras. Vitkauskas, kol gali žinoti. Juos Vitkauskas, alpinista Vitkausko brolis. Ne. Ne? Juos Vitkauskas yra mano brolis. Nekarkite per žemaitiškos namus paskutėlis. Gera? Dabar mes sulaukiam brangų svečių, ne žemaitių, bet savo draugų, su katras draugaujam Panevėžyje, Zanavykų bendrėjais. Prašom. Visas scenarijus gadinu. Tarėmės, įgaunu, kaip jūs sakot, onte. Sveiki, mėly žemaičiai, broliai mūsų, bendros žemės turėtojai. Mes susirinkom negausiai, gyvenam retai, netankiai, bet aplink vieną Zanavyką 100 žemaičių. Todėl ir šiandien matosi jūsų 600, mūsų tik 6. Bet visi tie, kas liko namuose, siunčia jums labai gražių linkėjimų, juos čia surašė, aš gal ir perskaitysiu, o po to turėjome mes pasakyti, kas esam, iš kur esam, o po to paaiškins mūsų pirmininkas. Taigi, garbūs broliai žemaičiai, būkite pasveikinti ir pašlovinti jūsų bendrijos 10-mečio progą. Gražu, kad išlaikite mūsų dienų išbandymus, susibūrę, susitelkę, tvirti ir vieningi, turintys labai gražių darbų, nuveikę Aukštaitijai, visam savo kraštui. Jūs kaip ir mes Zanavykai, išlaikite bendrystę, išsaugojate savo šnektą ir randate prasmę etniškosios kultūros, tradicijos, tarmės, žodžio grožyje, darniame sambūryje, dainoje. Norime jums palinkėti vaisingų 10-mečių. Gyvokite sveiki ir dirbkite prasmingai savo naujai žemiai, Aukštaitijai. Sveikiname naujusius mūsų Zanavykus. Tai aš paaiškinsiu, iš kur mes čia tokie atsiradę tam Panevėžyje. Apžviuosta Zanavykyje. O Zanavykyje tai yra jūsų Dainius Maironis, yra pasakęs tokius žodžius, kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė graži Lietuva. Bloga žemaitė permetė per Nemuną, pradėjo aitus ir tapo Zanavykas. O jis paėmė ten žmoną iš Šešiupių, iš mažosios Lietuvos, į Zanavykę atsirado tėvynė. Tai vat aš jums sakau, jeigu dalyvius žemaitę ir pusiau žemaitę, kurie save kildina iš garbingos Žemaitijos. O Žemaitija tai buvo gūdus miškai, ąžuolynai, eglynai ir pušynai su meškom. Atkaklus ne Zanavykos, o Žemaitė prasiskynė savo kelius per tos miškus ir pasklido po visą didžiąją Lietuvą. Štai ir atsirado Aukštaitijoje, ir žemaičiai ir Dzūkijoje, ir Suvalkijoje, ir Zanavykijoje. Visur. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Didelis dėkau, kad mumis taip gražiai pagerbėt. Ačiū. Nu, man atrodo, į Dzūką ir čia šiandien vakarą. Dzūką, va. Kap nebus Dzūka mūsų seni draugai. Tai va šie atrodo, kad Dzūkas tai jau ne žmogus nužemai. Nu, dar taip nebuvo. Nu, labų dienų, turteliai.
daina, visi sako, pagoci, žemės turi. Ateik, turtelė, ateik ir mes turim. Nebijau. Mūsų tai pieskos, ale kokios pieskos. Mūsų širdys, kaip jų žemės, va, didelės, riebios širdys ir kaip moteriškės, va. Oi, turtelė, jūs mano, kaip širdis džiaugias, pas jūs atajus, kaip jūsų daug. Mūsų tai turtelė, nedidelis pulkucis yra Panevėžy. Ales, žinokit, strainas. Strainas nepasduodam, turim ir kelis diedus nukaršusius, pas jūs neapsvedėm, dievaži, vešies dar kada va tokių iš telšių, sako, iš Klaipėdos, tai ir aš mislinu, gal ir man kokis diedukas papuls, ana su ūsais, su macheriniais tokiais, tai galvoju, oi, bratuliuka, pasidžiaugsime iš senai. O dar turteliai, kų turim, tų ir dovanojam. Gi visi žinot, kad dar visai neseniai per radijų visi sakė, vaikeliai, važiuokit lepeškaut. Ar žinot, kas yra lepeška? Nu, taip, nežinot, gyvo veruškos pradėjo dzikti, nu, džiamaži. Ir va nelaiku dar užšalo. O užšalo už tai, kad žemaičiai mat savo vakaruškas prasidėjo. Nu, ir man pasakėt, važiuot, tai kurgi aš einu grybauts. Turteliai, voferuškos sušalo atvoks dautar, tai ne vienos nelika. Ale užtat! Baravikucių tai liko. Pieskos, na, dar su žemė, irgi atvežėm, kaip žinodami, kad geriau būtų. Na, tai va, jum daug baravykų, kad jūsų kavalieriai būtų kieci, druci, kaip mūsų baravykai. Kad jų vakelas būtų rudas, gražios, kad visiems patsiktūt. O Staponui. O Staponui plečkutį. Ir dar reiks išmokt vienu tokių dainų, kad dzūkai dainuoja. Palauk, pastaisysiu. Ką pamerksiu arilkėlan apacinį lūpų, pasodysiu, po pasodzo pupų. O, gražiai skaina. Akis nesuprato. Ir gerai padarė, kad nesuprato. O kaip išversiu, turteliai bus visai globstva. Taigi, Staponui Butelaici. Ačiū, ačiū. Už kandos grybukų neteisybė, kur sako, kad grybai su arielku necinka, nesąmonė, dzūkai visą kitą daro. Garantuoju tau, turtelė. Ir mano dukrelė Kvietkus paskutinis, mes buvom išvarytos miškan žibučių. Va ir pririnkom, nuputėm ir pririnkom. Taigi visi būkit laimingi, visi gražūs, patenkinsi, sveiki, kaip jum bus gerai, tai ir dzūkui prie Nemuno bus gerai. Taigi va, sėkmės jums, duktė jau kavalierio eina, o man nereikia, aš va turiu cenai vietų, tu eik. Dabar aš norėčiau pristatyti žemaičius iš Šiaulių. Anei, vot, stok tepė. Iš tikrųjų, atvažiavo dar reiks, bet anam reik kalnų. Čia kaip kalbėjom apie poną Vitkauską, Vladas negalėjo atvažiuoti, atvažiavo antrus žemaitis, kuris užlipa į aukščiausią pasaulį kalną. Pons Saulis Vilius. Bet kadangi be abejo, čia būtų kalnas, jums būtų ateis, o dabar vis ten sėda, reiškia, klėpti. Nu, mes esam tikri ir netikri žemaitė, tokie du, bet atsivažiavom dar du. Tai iš tų dar dviejų jūs turite riktingą žemaičių būrį, bet jūsų žiūrė nemažiau riktingas irgi. Didelis būrys, kaip tik tai jūsų yra 10 metų, o kaip tik prezidentas galva pritars, mes kitą savaitgalį darom 15 metų sukakties progą paminėjimą ir galbūt jūs irgi kažkokį tokį garbų delegaciją ar garbių vyrų
atvažiuosit susėdė kokius nors vežimai, kokie nors. Tai va, gal ir mes pasimatysim dar kartą. Tai va, tokie mes trumpai, drūtai, taip gražiai nemokam šnekėti žemaitišką. Viens nuo Joniškio, kits iš tikros žemaitės, bet sugadins. Gerbiamas Stepai, ačiū, kad kvietėt. Malonu, Tamstai vėl susitikti. šiaurietišką pyragaitį. Ačiū. Didelį vyrą pavyko įduoti į Šatriją ir į Everestą, turėsit patys susirasti. Duonos valgysite. Mėly žemaitelė, mes čia dar nu dviejų draugėjų, biški senesnių, kaip mūsų žemaičių, nu lietuvių kalbos draugėjas ir nu maironiečių draugėjas. Katruos neseniai atšventi 15 metų, taip kaip šiaulietė, žemaičių ką šventi. 10 metų išsilaikyti draugijoje ir teik pagausėti, ir teik darbų nuveikti, mes jau žinom, ko tas reiškia. Ir patyrėm. Ir linkam ir toliau taip gyvauti, ir dar gausėti, vesteis jaunimą savo kartu su mumis. Ir toliau kalbės abiejų draugijų pirmininkas Eugenijus Urbonas. Labą vakarą. Čia ponia Birutė, tai tu abiejų draugijų sekretorė. Noriu pristatyti. Tai gal ne paslaptis, kad žemaičiai stengiasi užimti visas svarbiausias vietas Lietuvoje. Bet aš norėčiau dabar, teikdamas čia dovanėlių knygų išleistų, jums, jūsų vaikams ir anūkams, čia yra ir mįslių knygelės, ir istorinių pasiskaitimų, ir eilėraščių, ir apie Punsko kraštą. Amblių, bet autentiką. Ir tik aš turėsiu tokį klausimą jums užduot. O dabar čia apie Maironį šnekėjo. Tai Maironis, ar jis žemaitis ar aukštaitis? Žemaitis. Tik ne Zanavykas. Žemaitijos sostinė. Tai matot, kad rašė Maironis nuglūdinta, gražiai sutvarkyta, lietuviška kalba, tai dar nereiškia, kad jis savo kilme nėra aukštaitis. Bet nėra žemaitis. O jo linksnių vartojimas, sintaksė, Jonas Stanislavas Vitas, žinote, aš jam negalim. Kai kalbėdavo apie Lietuvą, Boglauskas su profesorium Gudavičium, tai būdavo įdomu pažiūrėti, gaila, kad panaikino. Tai gal ponas Seimo narys yra, gal ten reiktų iškeltą klausimą vėl, kad reikėtų tų dalykų Lietuvai. Tai ten pabaigoje tų laidų buvo klausimas, o tai vis dėlto iki Mindauginės Lietuvos, Žemaitijos centras, ar du sostinę pavadinkime, bet kaip centras, taip vartoju žodį, tai kur tai buvo? Gerai, iš raidės A. Toliau, nespėsit, matau, toliau antroji raidė R. Ariogala. Gėlis Violetai, o draugijos ženklelis gal kultūros draugijos pirmininkui Kasperavičiui. Ir čia salė garbingų svečių iš Seimo. Tada paprašysiam trumpą rimtą žodelį Seimo narį Dautartą, kad rasykiu ir šiuo renginį rėmės. Mėly bičiuliai žemaičiai, iš baimės niekad gyvenime taip garsiai himno nedainavau kaip šito. Matau daug pažįstamų veidų, savo labai brangių žmonių, ponė Salomėja su Rasa sėdi.
Ir aš galvojau, na, žinot, tie materialūs dalykai yra iš tikrųjų svarbus, bet be viso pikto, dėl viso pikto aš noriu pasakyti, kad, na, dvasia žinoma daug yra svarbesnė ir nėra gražesnių moterų Lietuvoje kaip su tautiniais rūbais. Ir man atrodo, visą gyvenimą mane traukia prie žemaičių. Aš galvoju, kokią čia dovaną įteikus tą dvasinę ir aš jums suradau papildomą žemaitę. Tai aš dabar norėčiau, kad ponia Irutė ateitų prie mūsų. Tai yra žemaitė, kurią suradau ir kur Kazimieras Grabys, kuris mane kvietė prieš mėnesį. Ačiū Dievui, kad aš jį pats susiradau Kazį. Čia mes dar pasišnekėsim dviesi atskirai. Tai dabar Irutė jūs tą dovaną galite čia ir įteikti. Nes aš galvoju, kad ne vien tik tai dzūkai stiprus yra savo tam tikrais, na, miško pasakom, bet ir kas jungia mus visoje Lietuvoje, tai yra Seime labai naudojamas gėrimas, tai nefotografuot. Tai šitas gėrimas irgi yra tas, mes ją vadiname miško pasaka, tai vis tiek galbūt ponui reikėtų teikti jums. Tai va, čia yra pagrindinė dovana ir aš noriu, kad sekančiam susitikimui Irutė būtum su tautiniais rūbais. Ačiū tau. O dabar matyti man garbė yra įteikti garbės raštus. Aš gerbiamą prezidentę paprašyčiau jūs man padėti ir matau salėje tų tarybos narius. Tai poną Laimutį Sėdžių, kuris yra nuo Telšių, ir mūsų pirmąjį lakūną, lituanikos meistrą, gerbiamą Vladą Kensgailą. Mėly bičiuliai, padėkit man įteikti šitos raštus kartu, gerai? Garbės raštus. Aš skaitysiu, o jūs teiksit. Ar teisingai supratau, kad man reikia ir įteikti šios raštus dabar? Ar ne? Taip. Ar jūs pastovėsit šalia? Taip, tai raštas pasirašytas kultūros ministrės Romos Žakaitienės. Ir raštas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, taip kad yra valstybinės reikšmės. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija padėkos raštas Žemaičių kultūros draugijos Panevėžio skyriaus nariai Valerijai Rudžinskienei už aktyvią ir kūrybingą veiklą draugijos įkūrimo 10-mečio proga. Kultūros ministrė Roma Žakaitienė, Vilnius, lapkričio 20 diena. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštą Žemaičių kultūros draugijos Panevėžio skyriaus narį, man atrodo, čia vien moteris bus. Violetai Stašiūnienei už aktyvų ir kūrybingą veiklą draugijos įkūrimo 10-mečio proga. Kultūros ministrė Roma Žakaitienė. Data ta pati. Ačiū. Dabar šitą raštą įteiks Vladas Kensgaila. Man perskaityti, ar jūs perskaitysit? Tas pats tekstas Žemaičių kultūros draugijos Panevėžio skyriaus nariui Stepūnui. Nu, per U parašyta, čia žemaitiška. Kubecku. Už aktyvią kūrybinę veiklą draugijos įkūrimo 10-mečio proga. Na, o tai, mėly bičiuliai, tikrai džiugu, kad jūsų tiek daug. Būkit geri, neatsiskirkite nuo Suvalkijos, Dzūkijos ir Aukštaitijos. Ką mes be jūsų darysime? Tai tiek. Gerą vakarą. Bet prašau vėl tavi, nes tu turi kažkokį pareigojimą svarbią atlikti. Brungus žemaitė, brungus prietėlė, Kasparavičius visi, kad reikia sveikinti Lietuvijos, kad šitiek daug tų žemaičių prieji. Bet reikia pasakyti, kad buvo visi kveisti 3 valandą. Ir mes teikui Grabys į aš sakėm davinam Seimo nario Gintaro Šileikiau, kad 3 valandą būtum nesuės visi žemaitė, un žmogus atei be 5:03.
lauki pusvalandos, žiūri tik tą kelią atein, da lauki, turi išlikti kitą renginį, leipi atsiprašyti labą, jie nuo vardų pasveikinti visus žemaičius, kad ryte plėtą susirinka. Aš manau, kad iki 10 valandos dar nuteikti priejas, kad nebetilps viso mokyklo. Ir čia už tą palieka tokį duovaną, tu jo parodys, ko nun čia atneši žmogus, va. Čia tokį va bombulą gražų, tas bombols padaryti yra pridėta sieklų labai gražių žemaitiškų. Jis simbolizuojant visą žemaičių draugėjai, kad gyvo Panevėžį jau 10 metų. Į taip gražią visi veina kopę susispaudė, o ant viršaus pats gražiausias žaidėlis tai mūsų pirmininkė Violeta Staišiūnienė. Sveikin, į tom paukštį lėk palikti, maž dovanėldą į kišenį dėję į valdžią mūsų žemaičių. Jis sakė, gyvaukiam, draugaukiam, įbūkiam omžinį aukštaitėjai sostinėje. Ir da, ko nustavęs noriu pasakyti, kuo mes čia enam. Janės Aitalį, mon prietelka iš teatrą irgi miltiniaus, sako, kad aš čia atėnu, sako, aš pasijuntu, kad tai Lietuvė Čikago. Už tai, sak, mes jenam, kad vienskėt pamatytumėm, kad žemaitišką pašnekėtumėm, ben už ronks palaikytumėm. Būkiam da ilgą kartų ir visą laiką draugaukiam aukštaitėjai sostinė Žemaitėlė. Sėkmės. Aš porą žodėlių norėčiau, čia Dautartas sakė, kad prieš mėnesį Kazimierą Kamarą buvo susirinkę, aš ten buvau, iš Ileiks atėjai, į Dautars atėjai. Ir toks žemaitiškas telegrafas perėjo, vienus išrinko į Seimą. Kas kreipas pa žemaitis, tai Seimė būtų. O dabar prisimeni, kad laukiam Katarą, Joną Katarą. Skombėm ten Kazimieras nieko nepanašiai. Neatėjo, neišrinko. O mes prisiminėm, kad rajono mers pernai ir užpernai mums išskyrė autobusą į Tronkinės po Žemaitėjus kalnelis. Pamislinom ir išrinko. Kas nori būti valdžia, ar mums. A dar ir svečių, Katrį norėtų mums žodį tarti, o gal mes apie nus nežinom. Prisipažinkit patys. Saulius Vylius, ar on step tikra mums norėksi iškuot paslapčiom, o gal kokį pasirodys? Tep jau gražia, kad on čia atvažiavo, tokį mum garbį suteikė. Nu bent žodėlį išdaukit. Labas vakaras. Štai, tiesiog neplanavau atvažiuoti, bet labai smagu jūs matyti. Ir turiu tokią dovanėlę, kuri turėtų jūs nustebinti. Iš tikrųjų, Everesto viršūnėje aš turėjau žemaičių vėliavą. Galbūt žemaičiai nelabai žino tai, tiesiog tą nuotrauką, būtent veidas nelabai gražus, bet tai yra Everesto viršūnėje, žemaičių vėliavą, norėčiau padovanoti jums. Tik pasaulį išveizėjęs, tik visur buvęs ir toks kuklus. Bet mes jumis pakalbinsim tada vakaruonės metu. A, gera? Nu, dabar atėjom prie tokį didelę svarbį momentą. Priėmėme naujų narių į savo tarpą. Šiandieną pareiškė norą net 20 žmonių įstoti į mūsų draugėją, į papildyti tas gretas. Iš viso, žinokit, mūsų draugijo ir gavė pasus jau aplink 300 žemaičių. Aplink 300. Bet aišku, kai kurie gavo pasus ir neapsirodo. Mislijam, kad dabartinę šiandieną priimti jau tokios armatos nepadarys mūsų draugija. Nu, tai pradedam ceremoniją, akšint Steponą. Man atrodo, kad visi jūs dabar atekit čia, ontų šitą laiptų iškilmingą visi kartu ir mes jums įteiksim naujus pasus, o jūs priseiksit Žemaitėje. A, gera, jūs žinot, kas šito rytą atėti, atekit. Drosė, drosė.
Stanislovo Kasparavičiaus Ronko. Aš tik palengvinsiu, pasakysiu pavardelę. Iš eilės, kaip sudėti. Paulausks Romualds iš Klaipėda Žemaitis garbings. Ne, jas, Mari, nebėjai. Veidai nieka. Šiasa. Pats pirmasis. Gera. Čia paskiau galą. Petrauskienė Vitalija. Skrepkauskis Justins iš Kretingos rajoną, garbing Žemaitis. Rudokienė Vida iš Skauda rajoną, Žemaitį 4 metus lauki pasą ir pagaliau kontrė sulauk visuomet. Atvažiavo pasą paimti Tauragiškis, Bikneris Vytauts, bet ons ne Panevėžė gyven, bet dėl to, kad on pasą gauti, su kuo ir tolimą kelią, iš kur, sakykit? Iš Molėtų. Prašau. Rutkauskienė Uona iš Plungės rajoną. Šilališkė Staišionienė Marijuona. Paplojam visi. Pašūnas Rolands iš Mažeikių. Daug mažeikiškių jį bus davėjins. Užventė Žemaitis Marcinkus Kęstutis. Kuršieniškis Pilvėnis Raimonds. Jaun žmogus Norbu Žemaitė. Bernataitienė Birutė iš Akmenės rajoną. Tundul Saulius iš Plungės. Dobrovolskas Richards iš Telšių, iš pačios sostinės. Jauna Panevėžiškė, bet skaitonti savi Žemaitė, nes mamelė ir Žemaitė, Kazlauskaitė Asta. Jucienė Alvyra. Ar atėjo? O, atėjo. Aleksandravičienė Irena. Statytinė. Gera. Marcinkienė Rita iš Kelmės rajoną. Kartu visą šeimą tam. Žemaitės. Nežinau, ką bus, bet didelį nuobinį sukirpimą Pocevičiaus Bernardą. Va! Va, va, va! Ilgalaukis dar palauk. Bet turėm 2 puikis mergelis. Katras mes patys ir užauginom savo draugijo. Kai mes pradėjom veiklą, anos toks mažylėkis darbova. Dabar jau šitą į mergatis ką prekint. Tai ir 2 seserelis, Gabė ir Aušrinė Andriuškatės. Apluokiam smarkiausia. Aušrinė. Jums mergikės širdelis visų Žemaičių. Kai jos taip iš anksto norit ir visuomet norėsit būti Žemaitėms. Gera. Dabar jau mus tas visi. A čia ir dar katras netur pasą. Netur. Pasus. Didelė garbinga proga. Žmogau, Žemaitį vakau. Katram greta suės, ne greta, tiesiog po rytuo, suės 18 metų. Tom proga ons gaun
žemaitišką pasą. Tai ir juons veriks. Dabar Stepona, kaip visuomet, rekanus visus prisaigdinti, kada nei nesugalvotų pasus pasiėmis sprokti kontoliau nuo mūsų. Dabar ten. Pocevičius irgi irgi, a nenorėsi, kas neturi. Tas šitą priklausa Danutė. Paruškit. Aš. Aš. Sakykit aš. Stodams į Žemaičių kultūros draugiją iškilmingą pasižadu. Mylėti ir garbinti gimtą Žemaitiją. Anos papročius, kultūras, dainas. Mokyti savo vakus ir anūkus žemaitiškos šnektuvos. Pasižadu, kai galėdams prisidėti savo darbas. Prie Žemaitijos kultūros išsaugojimą ir klestėjimą. Priesaika priimta, jūs dabar tikri žemaičiai.